kaip spręsti depresiją, tai čia pirmas dalykas yra reikalingi labai stiprus įkvepiantys vaizdiniai. Taip sakant, stiprus įkvėpimo šaltinis, kurį pats žmogus negali iš savęs išgauti, jis negali pats to sužinoti. Ir kadangi konkurencija aplinkui tų taip vadinamų dirgiklių, stresorių arba pagundų yra labai didelė, informacijos srautas ir reklamos ir visokių kvietimų visur dalyvauti ir viską pirkti yra nepaprastai daug, tai žmogui labai sunku visame tame atrasti tą pažinimo šaltinį, kuris leidžia jam pažinti save ir suprasti save. Ta prasme, visame tame chaose savęs pažinimas yra dar labiau problemiškas. Ir kur čia atsakymas? Atsakymas tame, kad kiekvienai kartai yra skiriama vis stipresnė žinia apie savęs pažinimą, vis stipresni šaltiniai. Jie visą laiką yra. Jie yra amžinai visur, viso žmonių, jų yra nepaprastai daug, bet jų reikia ieškoti. Ir jeigu žmogus neieško tų savęs pažinimo priemonių, ar šaltinių, ar mokytojų, ar mokymų, ar knygų, tai jam vargas, jisai neranda instrukcijos apie patį save. Jisai pažįsta viską aplinkui, daugybė malonumo formų, bet nesupranta pačio recipiento, pačio imtuvo, pačio savo sielos, savo širdies, savo norų šaltinio. Ir taip sakant, jis žino tik pusę realybės. Ir tas savęs nepažinimas jį ir kankina. Tai sprendimas yra tik savęs pažinime ir kaip ir per ką tai padaryti, bet greta to, tam, kad depresiją veikti, yra dar visa kita eilė tam tikrų žmonėm geriau žinomų priemonių, tokių kaip judėjimas, šviesa, mityba, gyvenimo būdas teisingas ir visi kiti dalykai, kuriuos daugmaž visi supranta, bet tas elementas savęs pažinimo yra mažiausiai suprantamas ir pats problematiškiausias. Iš kur gauti tą įkvėpimo šaltinį? Tas įkvėpimo šaltinis tai yra labai stiprus vaizdinys, labai stipri žinia. Kur ją rasti? Kaip save pažinti? Kokia mano gyvenimo misija? Koks mano pašaukimas? Kas aš esu iš tikrųjų? Kokia gyvenimo prasmė? Bet tai šitie klausimai labiausiai žmonės kankina. Ir jie taigi neparduodami supermarketuose ir turguose ir gatvėse. Niekas nešaukia, ei, pažink save, sumokėk 15 eurų ir tu sužinosi, kas tu esi. Ir šito reikia ieškoti, čia reikia dėti daug pastangų. Tai vat, šitas momentas ir yra įdomiausias, ir didžiausia intriga, ir didžiausia problema. Tai kiekvienai kartai ateina nauji šaltiniai, vis stipresni šaltiniai, ir jie tos atsakymus turi. Jų reikia ieškoti. Nei aš, nei kažkokie kiti išmanantys žmonės negali už tave to darbo padaryti. Tu turi savęs ieškoti. Tu turi pažinti save. Čia tavo asmeninė problema.